čia dabar sakyti? Važiuojame į parduotuvės, bet pradžiai į Alicantės oro uostą kavos. Va, oro uostas atėjo, lėktuvas kyla, jūra šalia. Vos ištrauk. Oh my god. Kai čia trankėsi. Tikrai ne aš trankiau ten. Toks ne visai mažas parkingas. Šitam negalima. Oro uoste visada tokia kitokia atmosfera. Vieni kažkur skrenda, kiti atskrenda. Labai įdomu stebėti žmonės. Milijonai žmonių kryžno laiką. Visi kažkur skrenda. O mūsų tikslas yra štai čia. Tai kur mes šiandien skrendam? Į kavos? Skrendam kavos. Kad ir kaip juokingai atrodo, bet mes einam į Tim Hortons. O tu kokią kavą gersi? Kokio dydžio kavą gersi? Arba kokio mažio? Mažio? Aš gal mažiausią mažą. Mažiausia mažio? Jo. Sumuštinukai. O kaip vainuoliai su English muffinais. Nieko čia viliojančio, nežinau. Ko tu nori? Nori šitą keksiuką? Čia. Arba ten į patį galą. Čia taip išeina, kad mažiausias dydis mediana. Kanadietiškai, beveik amerikoniškai. Keksiukas. Kažvėl vienos kavos tiek, kitos tiek. Nu, bet žiauriai daug. Kaip keksiukas atrodo? O, papa. Na, šitas busikas jau palaidotas čia. Bet visiškai, čia jau nebeapsimoka jo pasimti. Pasiruošėm bilietukus. Salida. A ver. Ar atidarys mums be bilietukų? O gal? Pabandom. Šiaip Tim Hortons kava tikrai visai skani ir palyginus su Starbucksu, tai gerokai skanesnė. Šiaip Ispanijoje labai sudėtinga rasti, sakykime taip, skanios kavos. Esam nusižiūrėję ir turim keletą mėgstamų kavinių, kur tikrai gali garantuoti, kad skani kava. Bet daugumoje tai tokia labai abejotina. Nu, va, prašau. Gal pergalės saldainių? O, ir šito gėrio yra. Kas žinot, kas marmaitas yra? Nes, o kodėl ne? Cherry cola. Dr. Pepper. Ai, o čia tai man geriausia, kad vanilinė cola. Dar va prie kasos. Viena pergalė ir kita.
turiu laiko, mėgstu pažioplinėti po tarptautinį skyrių. Ten tokių visokių keistų dalykų būna. Cukriukas. Kaip plyta. Gal vieną kokį kitą lapelį? Sudėtos, gali pasimti.